pavalgyti, kokių įsivešit įspūdžių iš Akmenės. Reikia mums po savaitės klaus, kol mes suvirškinam. Ai, dar nesuvirškinat, ne? Ne, čia viskas labai greitai. Pas tave širčiau klausia. Sakykime, ekskursija tiek po Akmenę, tiek po Papilę. Dabar teisingai pasakiau? Papilė, teisingai sakiau. Nu, teisingai pasakiau, tai va. Tikrai labai patiko. Nu, karjeras. Irgi patiko? Patiko. Bet to reikėjo. Jeigu būtų tie... Nors... Džipai vežioja, būtų... Džipukai davežė, parodė, nusifotografuoja, išvažiavai. Būtų pats geriausias. Nu, čia ateities. Ateities jo vizija. Marso tos reikės padaryti, tos keturačiais tokiais kaip po Marsą važiniuoti. Jo, reikės... Vakare edukaciją pritarėm, kur planuojam. Vyno edukacija. Galėjom būti šią vakarą. Tai bus sekantį kartą. Atvažiuosit, bus tie Marso visureigiai, ne? Tai labai gerai. Šitais vyno edukacija vakarė. Asmeniškai aš vat ką vietoj tų laužynų, tai geriau būčiau Papilę visą pėsti ten aplinkui, po tą, kur takai, prie Piliakalnio. Ratu, tai būtų tikrai įdomiau pasakojimas pas jūs. Čia atskirai galėsit atvažiuoti. Akmens laužynas, nu. Apie kokius? Menčiai, kur... Nu, akmens laužynai. Ai, veikto menčių. Nu, šitas stalas, ką įsivež? Ką įsivežam? Iš emocijų. Kuo? Turim reišką, ne, mes čia Akmenėj. Bet čia ta šupinėje kiekvienas skirtingai daro, ten buvo kitokia, čia vėl kitokia. Jo skirtingi, todėl besidarom, kad palyginti galėtų. Kad, žinai, jiems padarė, žinai, tai, kad ir kiti galėtų palyginti. Aš išsivežčiau atminti akmeninę sieną, kurią apžiūrėjom ir dieną, ir vakare. Tai iš tikrųjų irgi paliko įspūdį, net ir pro apartamento langus irgi matėm tą sieną, tai irgi gražėjomės, tai va tikrai va, šitas įspūdis. Tai reikia suvenyrų padaryti akmeninių sienos, o ne tokia, žinai, suvenyriuką, žinai. Ačiū. Ką šitas stalas įsiveš iš Akmenės? Kažką tai. Akmeniai daug akmenų ir vapsų pastebėjom. Vapso, ne, o pas jumis nėra vapso. Ne. Tai galime duoti parsivežti jų ką, ne, nereikia tikrai. Ir pas mus. Karjerai patiko, ne? Ir plius kilogramą dar įsivešim po tų košių, man atrodo. Nu, svarbu, kad sotus iš tikrųjų pavalgės. Menininkai tie, kur turi viską, nu, tai irgi žmonės dirba atsakingai ir gražiai. O ryte noriu jūsų paklausti. Reikia stebėti ir mokėti ir, nu, tikrai Turėti talentą. Ir jų reikia meną suprasti. Kiekvienam tas suprantamas dalykas. Labai yra ką. Tikrai. Įspūdžių didelių pavyzdžių. Visą moterį karjerį gali būti, kad